Sveiki, mėlyjei. Senai dariau tokį stiprų, galingą būrimą. Tai padarysiu dabar savo auditorijai, kuriuos geriausiai jaučiu, kurie prenumeruojat mane. Tai tiesiog užsimezga ryšys ir padarysiu stiprų būrimą sekančiam metų pusmečiui, bet ir sekančiam mėnesiui. Kada bežiūrėsit, tai bus jum pusei metų į priekį būrimas. Paklausim taro kortų apie jūsų likimą, apie jūsų sėkmę, apie jūsų galimybės, šansus. Paklausim, ką gali įspėti taro kortos. Jeigu tinka jums šitas nuo pat pradžių, tada asocijuojasi su jumis. Tada žiūrėkit. Jeigu ne, perinkit kitur, žiūrėkit. Bendras būrimas yra bendras būrimas, o kai individualų užsakot, aš tada kitaip būriu ir tada būna visiškai asmeniškas ir jūsų likimas tada susiklosto. Irgi tas užkalbėjimas geram vyksta per taro kortas, mano būrimą. Sėkmiai visokiojopai visą laiką tą darau. Ir net šitam bendram visiems būrimui tą aš irgi darau. Rašykit, kad priimu žinutę, rašykit, kad tinka, kad komentarus. Tada jums tas ir įvyks. Būtinai reikia tą daryti. Taip, dabar esmė. Būrimų su kiper vokiškom kortom padarysim tokį įžanginį visiems, kas žiūri. Paimsiu 4 kortas. Ir tai bus įžanga. Įžanga, tikiuosi jūs jas matot. Visam būrimui. Taip. Krito justicija. Kažkam iš jūsų galbūt bus justicija, vyras ir čia meilės korta. Ir žinutė, laiškas.